Afrikietės išteka 13-14 metų amžiaus. Kasmet už Sahario Afrikoje apie 2 milijonai paauglių mergaičių iki 19 metų neplanuotai pastoja, nes neturi informacijos ir priemonių apsisaugoti nuo neplanuoto nėštumo. Paauglės gimdo arba nutraukia nėštumą. Nėštumas paauglėms pavojingas, nes jų organizmas nėra visiškai subrendęs. Tikimybė mirti per nėštumą ar gimdymą 15-19 metų paauglėms yra 2 kart didesnė nei vyresnėms moterims, o mergaitėms iki 15 metų didesnė net 5 kartus. Tūkstančiams Afrikos paauglių nėštumas baigėsi mirtimi. Palyginimui, Europoje 100 000 gyvų gimusių tenka 15 gimdyvių mirčių. Afrikos šalyse net 500. Išsivysčiusios šalys, o jų tarpe ir Lietuva, gali ir turi padėti besivystančioms šalims mažinti gimdyvių mirtingumą. Tai yra globalus solidarumo principas. Tarptautinė bendruomenė vieningai sutarė, jog neplanuoto nėštumo prevencija yra vienas iš efektyviausių būdų mažinant gimdyvių bei nėščiųjų mirtingumą, ypač paauglių tarpe. Paaugliams turi būti prieinamas lytinis švietimas, jos taip pat turėtų gauti ir šeimos planavimo paslaugas. Neplanuotas nėštumas ir jo prevencija prisideda prie gimdyvių mirtingumo mažinimo, taip pat skurdo naikinimo ir lyčių lygybės principų užtikrinimo. Lytinė tapatybė yra asmens tapatybės dalis. Todėl kiekvienas žmogus turi žinoti apie savo kūną, suprasti, kaip tą kūną valdyti, kaip jį kontroliuoti. Vaiko teisių apsaugos konvencija pabrėžia vaiko teisę gauti bet kokią informaciją, kuri turi būti grįsta mokslo žiniomis. Reiškia ir informacija apie savo kūną, apie lytinį brendimą, kuris esmingai įtakoja asmenybės formavimąsi. Politikai privalo užtikrinti, kad Lietuvoje būtų dėstomas lytinis švietimas kaip asmenybės brandos dalis. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad lytinis švietimas, lytinis ugdymas yra bendrojo švietimo dalis. Lytinis švietimas turi prevencinį užtaisą, nes padeda žmonėms apsisaugoti nuo neplanuoto nėštumo bei lytiškai plintančių infekcijų. Todėl lytinis švietimas yra sveikatos mokymo dalis. Pasaulio sveikatos apsaugos organizacija rekomenduoja ypatingai paaugliams lytinių santykių metu naudoti dvigubą apsaugą nuo nėštumo. Tai būtent merginoms naudoti hormoninės kontraceptinės priemonės įvairias. Svarbu, kaip jos patenka į organizmą, ar tablečių, ar pleistrų, ar kontraceptinio žiedo pavidalu. Tai nesvarbu. O vaikinam rekomenduojama naudoti prezervatyvus. Ir tokiu būdu iki 98–99% mes galime apsisaugoti nuo nėštumo. Taip pat reiktų pažymėti ir nereikia užmiršti, kad būtent tik prezervatyvai apsaugo nuo lytiškai plintančių ligų ir taip pat nuo žmogaus imunodeficito viruso. Aišku, yra tokių situacijų, kai lytiniai santykiai vyksta neplanuotai, netikėtai. Ir tokiu atveju rekomenduojama vartoti skubiąsias kontraceptinės priemonės. Tai yra hormoniniai preparatai, aišku, tai yra santykinai didelės dozės. Ir jie būtent vartojami po taip vadinamų nesaugių lytinių santykių, kai yra galimas nėštumas. Šitos priemonės neapsaugo nuo lytiškai plintančių ligų. Na, taip pat yra jau paauglių, kurios yra pradėjusios lytinį gyvenimą, tačiau tai nėra pastovu. Tai yra karts nuo karto įvyksta, kartą galbūt per mėnesį, galbūt kartą per metus. Ir iš tikrųjų šitai merginai nereikia pastovios kontracepcijos, kaip būdu. Tada tokiu atveju tinka spermacidiniai kremai. Na ir aišku, esant nereguliariam lytiniam santykiam, tai vis dėlto yra prezervatyvai. Kaip minėjau, apsaugo nuo nėštumo. Dar kas nemažiau svarbu, apsaugo nuo lytiškai plintančių ligų. Jeigu paauglės planuoja pradėti lytinį gyvenimą, gali tai būti 14 metų, gali būti 16, gali būti beveik 18, tai skaitoma, kad tai yra paauglystė, dar nebrandi moteris. Ir ypatingai, jeigu dėl tų vienų atsitiktinių arba pirmųjų lytinių santykių nenori sugadinti savo ateities, savo gyvenimo, natūralu, rekomenduojama pasitarti su savo
gydytojų, ginekologų, tiek apie lytinių ligų plitimą, natūralu, tiek ir apie galimybę apsisaugoti nuo nėštumo. Jaunimas visame pasaulyje turi panašius lytinės ir reprodukcinės sveikatos poreikius. Paaugliams tiek Afrikoje, tiek Lietuvoje svarbu gauti mokslų grįstą informaciją apie reprodukcinės teisės, kontracepciją. Turėdami informaciją, paaugliai gali priimti atsakingus su lytiniu gyvenimu ir sveikata susijusius sprendimus, o turėdami priemonės, jomis naudodamėsi, apsisaugoti nuo neplanuoto nėštumo ir lytiškai plintančių infekcijų.